Gerą vakarą visi vyrai ir moteris. Tai šiandien teko pakalbėti su mama tos mergaitės, kur išėjo, ir turėjau paklausti tokių dalykų. Ir žodžiu, pateiksiu dabar, ką man pavyko sužinoti. Tai mano pagrindinis klausimas buvo, ar viskas gerai, ar dar ten nieks nesibeldžia į duris ir visa kita. Tai viskas buvo pasakyta, kad gerai, turi keli žmonės stiprius teisiai, kas padeda. Buvo labai subtilių klausimų užduota jos padėjėjam, vaikų teisių specialistam, nu, ta prasme, komunikacijos metu, tokių visai logiškų ir kaip visada atsakymų jos negalėjo normaliai atsakyti. Tai dabar dar teko pamatyti tos atstovės vadinamos atstovės tą visą čia komunikaciją, ką jinai čia bambėjo, šitą va. Tai dabar ruoždamas medžiagą galvojau, pridėsiu video, bandžiau susirasti tą interviu, kurį man teko pamatyti. Tai LRT medija įjungiu, rašo, kad failet, ta prasme, neveikia, pašalino įrašą. Facebookas pašalino įrašą. Nu, ir tokie dalykai. Tai aš dabar noriu pateikti tą garso įrašą ir pacituosiu tai, ką man pasakė mama ir kokia yra iš tikrųjų ta informacija ir kaip čia vėl viskas daroma ant to vdruk pralys. Vdruk pralys, niekam neišlys, nesužinos, nepasakys ir suėsim ir padarysim ir visa kita. Tai kaip ir jau prieš tai sakiau, kaip tenai Delfis rašė, ten neina į mokyklą, ten nepripažįsta medicinos daktarų, ten visa kita ir taip toliau. Tai paklausykim dabar šitos, ką jinai čia skiedė, šitą. Aš iškart pabandysiu duoti, aš kaip sakiau, rado labai ar jas ten apmoko specialiai taip kalbėti, ta prasme, tipo, ale protinga, bando parodyti, kad tipo čia, aš nežinau, čia yra kažkoks stilius, tas toks vaikų teisų, čia tas tokių pranešėjų, ar čia šiaip atsitiktinumas. Nu tiesiog, pasižiūrėkit, tai čia ką jinai čia šneka. Vaiko atskirimas nuo tėvų yra visiškai kraštutiniais atvejais priimamas sprendimas, kai tėvai nebendradarbiauja, kai nepriima pagalbos, kai nevyksta pokytis, o vaikui išlieka reali grėsmė. Ir šios šeimos atveju yra priimtas sprendimas, kad vaikam yra būtina užtikrinti saugumą. Sprendimą priėmėme Liepos 27 dieną, o apie kūdikio mirtį sužinojome tik Liepos 28 dieną, apie tai, kad kūdikis mirė Liepos 26 dieną sekmadienį. Svarbu pasakyti, kad tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta. Tai yra prioritetas. Net jeigu vaikas serga sunkia nepagydoma liga, jis turi teisę gauti reikiamą pagalbą, kad vaikas nepatirtų kančios. Tai ką dabar aš padėliosiu, ką jinai čia pribezdėjo į tą mikrofoną nuo to raštelio, ten taip žiūrėdama, ką čia sakyti, pasižiūrim, pacituojam. Tai esmė yra tokia, jinai čia teigia, kad neprižiūri vaikų, ne?
kad jeigu ir nepagydoma liga, vis tiek reikia į ligoninę. Tai tėvai taip ir darė. Ir pagal tą lygą ten iš vis yra maksimumai 2 mėnesiai, tai čia maksimum ir išlaikė tą, ir rūpinosi, ir vežė į klinikas, ir viską darė maksimaliai, ką galėjo padaryti tokiai situacijai tėvai. Bet jie sako, kad nesirūpina. Paskui ten antraštės rašo, kad neveda ten, nepripažįsta medicinos. Visi vaikai eina į mokyklą, visiems išimtos medicininės pažymos. Gimus 7 vaikui, dukrytei, po savaitės atėjo į namus atvejo vadyba, parašė viskas gerai, nėra jokių pretenzijų, nenustatyta jokių pažeidimų. O dabar atseit per mažai kvadratų, tai kaip teigia mama mergaitės, tai sako, advokatė klausė vaikų teisėm, tai kaip čia prieš 2 mėnesius, sako, buvo viskas gerai, tiko visos sąlygos, o šiandien jau susitraukė tas namas, ar vietos per mažai pasidarė. Nu ir va tokia va ta komunikacija, tai rytoj žadėjo eiti į LRT. Į LRT tiesioginę materį, tai parekomendavau, kad jeigu bus netiesioginis eteris, sutartį pasidarytų, kad rodytų be iškarpimų, nes kaip dažniausiai būna specialistė, kuri kalbina pašnekovą pirmą kartą studijai, atėjus pas tokius plėšrūnus, ypač LRT ar ten Tele3, kur turi mikrofoną ausį, sėdi 5 psichologai, stebi tą ir sako, duok tą klausimą ir suėda. Tai palinkėjau asmeninių reikalų jokių nesakyti, nes tiesiog neatsakinėti jokius klausimus, kas susiję su asmeniniais reikalais. O toliau, va, kaip matom, šitą įrašą ištrynė, pašalino LRT, nes jau vėl nesutampa informacija, bet, nu, kaip sakyti, šiais laikais jau ką idėjai to neištrinsi. O vat palyginimui dabar, šita va, kur vat šita va, Vaiko atskirimas nuo tėvų. Priėmėm sprendimą, įvertinę šiandieną turimas ir žinomas visas aplinkybės, pasikalbėję su artimaisiais, pasikalbėję vakar plačiau su vaiko tėčiu, šiandieną priėmėm sprendimą, kad su inicijuota pagalba, visų reikiamų specialistų ir tokios pagalbos, kokios reikės, šeimai saugiai perduosime kūdikį. O kokios tos pagalbos reikės? Sprendimą priėmėme Liepos 27 dieną. Paprastai, žodžiu, ten dar sako, kad nepriema pagalbos, jokios nieko, ten taip toliau ir panašiai. Tai jo, ta pagalba yra tokia, kad praneša žinutė, kad mes iš jūsų paimsim visus vaikus, mes jums padėsime ir tai yra tokia, va taip vadinasi, ta pagalba. Aš tai taip suprantu, aš paieškosiu dabar, kur yra mano teismo nutarty, kur ten buvo, kaip citavo, vaiko paėmimą, kad vaiko atskirimas iš šeimos tai nėra bausmė šeimai, tai kaip tik suartina šeimą. Nu, ta prasme, kas tokius rašo tekstus, man labai įdomu, kaip galima taip sakyti. Atingiu aš ieškoto tos nutarties, ten žodžiu parašyta, kad atskirimas tai yra kaip tik tam, kad pagerintų, nes tikslas yra kaip tik atimti tam, kad paskui atiduoti, o atimti tai čia nieko blogo nėra, nes tai nėra jokių emocijų, ta prasme, nu va, tokius va briedus rašo ir kitas dalykas, va, kas yra labai įdomu, tai dabar kaip yra motinos diena, ten ta šventė tokia visa, žinot, ne? Tai dabar reikėtų jį pervadinti ne motinos diena, bet įstatyminio atstovo diena reikėtų pavadinti, arba vaiko atstovo pagal įstatymą diena, arba suinteresuoto asmens diena. Tai nes motinos savokos nėra tokios, aš taip suprantu. Dabar nėra savokos motinos, nes jau gimdymo, va, kiek teko per praktiką pamatyti dabar, kaip ir minėję naujagimius, duoda pasirašyti, kad kūdikio atstovė
pasirašyk, ne gimdyvė ten, bet kūdikio atstovė. Tai tu jau pasirašai iš karto, kad tu kūdikio atstovė, tu nesi biologinė motina, taip išeina, ir tau taikosi tokios kaip globėjo teisės, nes tu pasirašai, nu ir vat, kaip va visur va tokie va dalykai yra taikomi, kaip žmonės nieko nesupras, nu tiesiog pasitikė, aš tai pilnai suprantu, nu kaip čia galvosi, kad čia tave nori kažkas apgauti, nu negalvosi taip teisingai. Ir, ir gaunasi taip, kad gaunasi taip, o va dabar šitas tas reikalas yra toks, vat, koks yra, tai bus kažkokių pasikeitimų ar pranešimų apie ten, kad bando kažkas kažkur įeit, paimt kažką ar kažką, tai būtinai turėsiu žinę, mane informuos apie papildomus kažkokius dalykus, jeigu reikės, dalyvausiu, pasisiūliau, dalyvausiu, jeigu reikia ten ir visur kitur, kur reikia, kiek galėsiu, tiek padėsiu. Bet aš net nesuvokiu, kodėl reikia taip elgtis ir kur tas žmogiškumas iš vis, kaip gali, nu ta prasme, aš net neįsivaizduoju. Tas, kas siunčia tokį laišką, ne, nu, tipo, mes nežinojom, tai įsiuntėm laišką. Tai kaip tu nežinojai, tai kaip tu rūpinėsi tą informaciją, jeigu tu nieko nežinai, tai tu įimi telefoną, skambini iš karto, klausi ten pas tą, kokia padėtis ten taip ir taip, ar tikrai įsigilini, o paskui, kai tik tai turi visą išsame informaciją, tada darai kažkokius aktus, kreipiesi ten, siunti laiškus. Kaip tu gali nieko nežinodamas, o paskambino, pasakė, kažkokią pievą pasakė. Kai yra, tas sako, daviriai, praviriai, tai ten, karočią, robotai dirba, pasakė, iškart pretekstas yra, iškart duodam, čia, o paskui ten taip darysim, čia kažkur irgi buvo toks atvejis, sako, sakau, taip negali būti. Nesvarbu, reikia daryti, paskui įsiaiškinsim, svarbu padaryti, o paskui pasiaiškinsim, sakau, taip negalima, nu, galima. Nu, tai va čia iš to pačio principo taip ir gaunasi, kad sėdi socialinė, jinai raportuoja, bet paskui dingsta ryšys, tipo, ne? Tipo, taip išeina. Ar jie čia taip viską sujungia ant to dirbtinio intelekto, kad ten patys net nežino, kas ten buvo, o paskui tik tai bando sutvarkyti tai, ką padarė mašininis aparatas, kur dokumentų sudarytojas, jeigu paskaitysit, aš įsitikinęs, vat, jeigu jinai dabar pasiims tą raštą, kur jinai gavus, atsidarys tą antrą lapą, ant kurio nėra jokio parašo ir ten yra metaduomenys parašyta ir parašyta dokumento sudarytojas juridinis asmens pavadinimas. Tai dokumentą sudarinėja juridinis asmuo, dokumentą sudarinėja juridinis asmuo. Tai kaip jisai gali sudaryti dokumentą juridinis asmuo? Tai dokumentą sudaro žmogus, kuris atstovauja tą juridinį asmenį. O čia ne, čia atvirkščiai, čia sudaro dokumentą ir atsakomybę neša juridinis asmo, o tas fizinis asmo tik tai atspausdina ant printerio ir įdeda savo tą ID kortelę, nors aš net abejoju, ar ten kas nors deda tą kortelę, nes dabar viskas sujungta su kompais, atėjo įkišo iš stalčių, kompas veikia, algoritmai veikia, karočią ten ta informacija suvaikė, viskas automatizuota, o jie kur nors sėdi kavą geria ir tipo mes dabar dirbam. O paskui čia gaunasi kažkoks toksai va rezonansas, tas toksai, kaip čia taip gali būti. Oi, tai išeina tokia kaip apsinarkošinusi. Ir paskui ištrina tą video. Nes, nu, tipo, biški užpjovėm, tai biški galim ištrinti. Jie viską gali, jie netyčia gali paimti vaikus. Ir tai skaitosi ieškinys, ta prasme, prekės ieškinys. Vaikas yra ginčo objektas. Ta prasme, jie pateikė ieškinį kaip dėl daikto ir sako, jie nesudarinėja su mumis sutarčių, jie nepriema mūsų pagalbos. Tai kokie jie geri, ne? O ta pagalba, tai mes jums pasiūlysim į krizių centrą nuvažiuoti. Va ten yra saugu. Nuvažiuoji į krizių centrą, pasirašo popierių ir paskui tenai ne tuo laiku nuėjai į tualetą, ne tai pasižiūrėjai, ne tą pažiūrėjai ten ir ant tavęs raportų. Va, mačiau, mergaitė nemoka pakelti kojos, ten ėjo, ten tą, paliko, neatsisuko, prirašo krūvą nesąmonių, paskui galimi vaiko pažeidimai, pateikė popierius, paskui galimi vaiko pažeidimai tampa jau be žodžio galimai, nes nieks neužprotestavo. Tai va tokie va reikalai.
Ir viskas, tai ką, yra va, taip va yra ir kodėl taip yra, nes visiems tai tinka. Dar kartą pabrėšiu, va kodėl taip visiems tinka. Todėl, kad iš tikrųjų niekam netinka, visi pasipiktinę, taip negali būti, čia nesąmonė, visi su to sutinka, ne, nu kad taip negali būti. Nu, sutikot, nesutikot. Vieni ten prisiskaito laikraščių, paskui dar yra toks vienas dalykas, kad laikraščių antraštės prieštarauja pačio straipsnio turiniui, ne? Antraštė rašo, kad neleidžia į mokyklą, o turinį parašyta, kad leidžia į oficialių mokyklą, įstaigą oficialią. Ir, ir komentarai, dar pabrėšiu komentarai. Aš pagal savo patirtį, kiek žiūrėjau, tai labai tas pats braižas tekstinis, ne, mašinos ten, nu, kad palaikytų tipo diskusiją ar ten visą kitą. Mano nuomonė, tenai veikia botai, kaip ir Facebook'e. 90% tenai nėra žmonių, ten veikia viskas iš vis. Jeigu ištrintum visus botus, tai kaip Saharos dykumoje, ten, ta prasme, tą Facebooką įsijungi, tai net bloga pasidaro. Facebookas vapšė ten, YouTube'as, peržiūros ten 3 komentarą parašai, tu jį matai, bet kiti nemato. Video įdedi, tu jį matai, bet kiti nemato. Ta prasme, tai va taip va viskas veikia ir kas galiausiai mane labiausiai kas stebina, tai nu, iš tikrųjų tai nestebina, bet yra taip, kaip yra. Tai yra tame, kad vat, referendumas, ten skundžiasi, ten 13 padaviau, ten referendumų, ten iniciatyvų atmetė 13 ar vieną iš 13 priėmė. Tai nemoki duot vadinasi, jeigu tai paini ir tau atmetinėja iš 13-12, tai arba tu kažką netaip darai, arba netaip darai. Arba tu iš vis darai ne taip, kaip reikia ir tau daro taip, kad tu nepadarytum taip, kaip reikia, jeigu pats nesupranti, kaip daryti. Tai dabar naujos technologijos yra, nu, viskas yra prieinama, nu, nereikia čia sakyti, kad čia taip yra jau sudėtinga ten kažką padaryti, yra teisės aktai ir viskas, tai ir taisyklės, kaip sakyti, visiems vienodus, visi prie vienodo stalo sėdim su tom pačiom va, tipo taisyklėm, ne? Tik tai, kad yra tos taisyklės vieniem taikosi, kitiem nesitaiko. Nu, biški yra ten, kur ai, nu, tai čia pažįstamas, čia geras, čia geriau šito tipo vat, nepriimti, čia kiek įmanoma atsispirt, kiek įmanoma ten padaryti. Nu, yra ten tokių dalykų ir čia yra žmogiškai suprantama, pats ten būtum ir taip darytum dėl savų ir kitaip darytum, čia nėra robotai, čia viskas aišku, bet esmė yra tokia, kai yra apie, aš ten nekalbu ten pavogė ten pinigų, ten dar ką nors, bet čia yra apie žmonės kalba, kaip tos vakcinavimai, ten tie visi buvo, ne, tai melagystės, nu, ta prasme, tai kur dabar visi jau irgi pamiršo, visus pridvilbalino ten tuda suda ir vėlgi tos visos skirtingos grupės, blogeriai, temos, tai toks vaizdas susidaro, kad tai yra to pačio aparato dariniai, skirtingi kiekvienam moduliui. Pavyzdžiui, šitas kalba tam, kam patinka mėlyna spalva, šitas tam, kam patinka raudona spalva, šitas tam, kam ir visiems brūžina, karočiai, kiekvienam pagal jo poreikius ten, ta prasme, brūžina. Vieni sako, nereikia eiti balsuoti, kiti sako, reikia eiti balsuoti, tie, kur sako, nereikia eiti balsuoti, tie neina balsuoti, nes sako, ai vis tiek nieko nepasikeisim, o tie, kur sėdi prie įstaigose dirba, tai kad neprarastų savo taburetės ar ten partiniai visi partijose, kur sėdė ne dvi spalvos, mėlyna, raudona, socialdemokratai ir konservatoriai. Daugiau visa kita galimai yra jų dariniai, kur ten belekas, ne? Tai, bet yra galimybė, kad tauta pati gali viską spręsti, turi teisės, turi galimybės, nu, iki šiol neturėjo, bet dabar turi, bet nieks nesinaudoja tom galimybėm. Vat, pavyzdžiui, Šveicarija, ne?
beveik viskas referendumo būdu. Pats padariau visą sistemą. Teisės aktas naujas išėjo, patvirtintas, ar projektas net išėjo, visi, kam patinka, gauna notifikaciją į savo e-mailą, nu kaip pavyzdys. Ir ten paspaudė, aš pritariu, aš nepritariu. Viskas, visi dalyvauja, automatiškai susirenka visi tie duomenys. Bet ne, čia yra nesąmonė, to padaryti negalima, nes, nu nežinau, nu, paaiškinkit man kas nors, jeigu galit komentaruose, kodėl taip negali būti ir kodėl to nenori nieks daryti. Nes, nu, taigi viskas būtų tautos rankose, ta prasme, pagal viską, ne? Va čia priėmė, dabar visi Facebook'ose loja, ten šneka, ten daug visokių dalykų ir kas iš to. Eina ten su plakatais, ten viens ant kito ten gatvėje loja, viens ant kito loja, daug čia visko, visas eteris, visko pilna ir kas iš to. Iš to nieko. Palojo ir nustojo, nu ir toliau lokit, eikit ten su palapinėm, ten sėdėkit, nu, ir ką, nu atėjo ten kažkoks pasipiarino Seimo narys, oi, čia jo, negerai, čia jo, negerai, nu, negerai ir ką. Tai ką aš vienas padarysiu Seimo narys, jų dauguma, nu, tai ką aš vienas padarysiu. Tai ką ten veikia, jeigu tu nieko padaryti negali Seimo nary, ane, nors tavo pasižiūrėjus statusą ir tavo įgaliojimus, tu gali bet kur atvažiuoti belė kokią instituciją, pakelti dokumentus, daryti tvarką, ta prasme, taip kaip reikia, bet ne, nes kompromatą greičiausiai turi ir prapistą savo kėdę, negaus šaibų karočiai ir žopą reikės šokti iš visko, ne. Tai va, tai va tokie reikalai ir kam tai daryti. Tai ai, vat yra daug laiko skyriau, dėjau belė kiek laiko, sukūriau visą šitą, dar čia tobulinti reikia visko, dar čia, ta prasme, nežinau. Aš nežinau, yra Lietuvoje L1 blockchainas, ten celofanas sakė kažkokį pakūręs, nežinau, nemačiau, bet, nu, paleidau blockchainą visą, paleidau blockchainą, vienas validatorius, noriu padaryti decentralizuotą, reikia žmonių, kas turi kompus, iš viso pasaulio, nesvarbu kur, siūskit, rašykit, duosiu prisijungimus, karočią, L1 ant Kosmos platformos, niekam neįdomu. Va čia, ieškokit visos transakcijos, kaip tai veikia, ta prasme, va, galit savo koinus susikurti, va, čia yra, jeigu yra noro, ta prasme, kažkokio tai. Vėri, šmėri, va, darykit, viskas yra, veikia. Ir pati sistema, aš nežinau, galėčiau atskirą temą padaryti, bet, nu, kam to reikia? Niekam to nereikia. Tai kam daryti tai, ko niekam nereikia? Niekam to nereikia. Va, čia, kirskime, visi verkia. Miškai, yra Facebook'e grupė, mes prieš tą įdėjau skelbimą, net nieks nepraleidžia to skelbimo. Tai kas kontroliuoja ten tos visas grupės, va, susijusios tokios? Kur čia tas visas Facebook'e? Čia reikia duomenį sakyti, o Facebook'e tu duomenų nesakai. Ten tos laikus dėdamas, rašydamas ir visa kita. Ten yra kažkaip kitaip, ten nuotraukos, giminės, vardai tavo viskas yra, ne? O čia vat paimti ir prisijungti ir padaryti tą visą, yra kažkokia problema. Nėra čia jokios problemos. Aš sakau, arba bailiai, arba dalbajobai, nu kitaip nepavadinsi. Tai tom vat ir norėjau pabaigti šios dienos visą šitą va iškarpą, eisiu toliau dirbti reikia, kaip sakyti, dirbi už dyką, nes kai teismui sakai, nu vat patyriau žalą finansinę, nu kaip tu ją, nu vat sėdėjau, rašiau, skaičiau, kad parašyt viską, kad perskaityt viską, kad parinkti, sutaikyti,
tai arba tu pats daraisi, arba samdaisi advokatą, ne? Nu, advokatas taip nepadarys, kaip pats gali padaryti, nes tu pats viską žinai, o advokatui tu turi viską pasakyti ir jis už tave padarys, ne? Tai, tai visą tai darai ir teisme tau, tu negali pagristi, kad tau reikia, vat, nes tu čekio savo negali taip įsirašyti, ne? Tai va, tai šitoj vietoj irgi rengiu įstatus jau daug laiko, jau labai rengiu stiprius įstatus, kad būtų galima teikti teisinės paslaugas ir įkainuoti ir tą žalą tą į fondą nešti ir užnešti, bet čia vėlgi kita tema. Tai dabar, ką dar norėjau pasakyti, jeigu kas turi kažkokių klausimų, ne, ar ten kažkokių visokių dalykų, tai rašykit numerį, norit numerio, aš parašysiu komentarę numerį, skambykit, norit susitikti, susitinkam, norit organizuojame susitikimą, susitinkam, darom, nu, vat, paimam ir darom, o ne čia, žinai, laiką padėjau. Sakau, tai tu, čia tipo geras, palaikai, ne, jo, ai, bet tai ten tik 10 yra, ne, nu, tai 20. Aha. Tai va, tai tokia esmė, toks dalykas ir daug čia visko yra, tas visas, sakau, kaip ir nesinori per daug ten viską daryti giliai, bet yra labai daug viskas padaryta. Gavau iš nacionalinio saugumo pažymą apie saugumo būseną, tai buvo iš vis nereikšmingos ten tokios kelios, net nesvarbios, bet rekomenduojimai pataisimai, aš juos pataisiau. Visi duomenys dešifruoti mano privačių raktų, mano privačių algoritmų, duomenų bazę pavogsi, tai va kaip ten iš registrų centro duomenų bazės pavogė duomenys, tai iš mano bazės pasivogtum duomenys, tai galėtum juos, karočią, nieko su jais nepadarytum, nes neperskaitytum, kas ten yra viduj. O jeigu galit tai padaryti, tai pabandykit. Aš duodu dabro, laužykit, bandykit nulaužti, jeigu nulaužit, man pačiam bus įdomu pamatyti, kas ten kaip kur nulaužė, žinai. Nu ir va, ir tiek žinių, o toliau tai žiūrėsim, kaip čia toliau seksis, kaip čia toliau važiuos, apie ką čia bus ir kas čia bus ir kur čia tas visas eina ir kaip čia eina ir šiandien dar Ispanijoje ten tas, ne, migrantai atbėgo ten, žodžiu, Lenkijoje, visur viskas juda, bet visi viską žino, bet nežino, kas viduj, kaip sakau, žino viską, kas yra kosmose ten už milijonų šviesmečių, bet nežino, kas yra pas jį už kitoj pusėje gatvės. Žino apie viską, bet nežino apie save nieko. Tai va, nuo savęs reikia pradėti, o paskui apie kitus kalbėti ir va taip va kažkaip va. Tai va, o dar jeigu kas norėtų prisidėti prie decentralizacijos gyvendinimo, nes dabar viskas veikia ant vieno kompo. Čia kas supranta, kas nesuprantat, galit prasukti iki kol išjungsiu šitą lentelę. Tai yra, parašykit, atsiųsiu validatorius duomenis, tai ten yra tie visi, nu tiesiog pasileisit kompą su visa instrukcija, kaip pasileisti ant Windows'ų ir tada paskui dar vienas ir tada visa tai bus, nu, neįmanoma ištrinti, kol visų neužgesinsi validatorių. Tai nebūtinai visi Lietuvoje galite ir iš Afrikos, nėra jokio skirtumo. Ir galim bandyti tai įgyvendyti. Tai dar va turiu tokį prašymą, jeigu kas palaikot šitą iniciatyvą, tai ar čia galit nupirkti tų žetonų, ar galit čia tą sertifikatą nupirkti. Nesvarbu, čia yra, dabar projektą palaiko
Vienas žmogus projektą palaiko. Jisai skiria 3 eurus į mėnesį, tai tie 3 eurai į mėnesį labai gerai išsilaiko domenas per metus, bet kadangi projektas didėja, trūksta vietos tam serveriui, nėra kaip plėstis, tai jeigu dar galėtumėt kas palaikyti, tai va čia galit per prenumeratą po eurą į mėnesį, po 2, po 5, arba ten nusipirkti tų tokenų. Nu, ta prasme, aš jos ir už dyką galiu duoti, čia tik tai yra padaryta, kam yra tas va, sertifikatas ir tas mokestis iš vis. Nu, iš esmės tai yra palaikymui ir kitas dalykas tai autentifikavimui, kad botų nebūtų, ta prasme, nu, belekas prisijungė, belekas ten paskui balsavo, paskui belekas kažką padarė ir tu paskui, kai reikia surinkti parašus, tai pasirodo, kad čia pusė feikų. Tai va, tai tos tokenus, kad galėtų žmonės balsuoti, galiu paduoti lapą. Tas lapas atrodo maždaug va, toj pabandysiu atidaryti. Kaip atrodo. Nu va, jisai fiziškai yra toksai, ten prisijungia, suvedi kodą ir tu gauni šitą ten tos tokenus vadinamus. Tai kas nenori ar neturi banko, ar neturi taip, tai bandysiu juos dalinti bandysiu fiziškai žmogų, kurį matau, va, kas jisai yra, galiu susipažinti su juo, šiam galiu tai paduoti fiziškai, be jokių pinigų, be nieko. O kas per platformą, tai ten skaitosi, kad vienas tas vienetas kainuoja 29 centai, tai čia 100 tų 29 eurai kainuoja, bet galima nupirkti tiesiog už mažiausiai 17 vienetų, tai ten gaunasi 4 eurai. O galiu fiziškai paduoti, nereikės, jeigu banko kažkas neturi, bet tada man reikia žinoti žmogų, kam aš duodu. Ir tokiu atveju mes galim labai operatyviai viską padaryti ir paskui vat, nu, vienas žmogus pakvietė vieną žmogų, kitas dar vieną, kiekvienas po vieną ir va taip va susikurtume ir bendrom jėgom va taip galėtume kažką padaryti, nes čia tie visi partija, nauja partija, kita partija, nauja partija, trečia partija, jie karočiai ir partija ir jau kiek metų tos partijas ir reikia kažką keisti kardinaliai, tai čia vienas iš būdų tai padaryti. Alternatyvų aš tokių nemasčiau Lietuvoje, gal yra, gal ką žinot, pasakykit, iškart metuosi, jungiuosi ir taip toliau, bet nemačiau. O tie, kas turėtų padėti tai platinti, visi tyliai užsisiūvė burnas ir tie, kur ten teigia, kad jie labai kažkaip tai ten prieš sistemą, ne tai, kad prieš sistemą, bet kad jinai veiktų gerai, ignoras. Tušęs. Nei ten kažką parašytų, pasiklaustų, nieko, tyloma. Tai va. Ir kai reikia realiai, tai tik tai visi papliurpt. Bliu. Jo. O kai reikia iš tikrųjų kažką padaryti, tai tai aš negaliu, biški reikalų turiu, aš dariau, aš biški užsiėmęs ten ir taip toliau ir panašiai. Tai kam nesunku, prašau, va, kas kortelę kokią turi, per šį čia galit, kas galit per PayPalą, parašysiu PayPalą, jeigu galit, tai, nu, tiesiog reikia judėti. Vienam sunku viską daryti, nieks to nevertina, visą šitą, ką darai, tai nieks, kaip sako, visi nori dar dariau tą, nu ir turiu, dabar dar dariau, sukūriau ten tos duomenys, rinkau auto prekybos botą pasileidęs, ten prikaupęs jis ten tų duomenų, jau pakankamas geras jo mokymosi reitingas, jau pradėjo ten visai, jau beveik jau gerai, jau galima paleisti, ten per savaitę 2 procentus padaro pliusą, stabiliai, jau viskas gerai,
bum, ateina žinutė, Binance negauna, karočią, sutarties Europai reikės uždaryti, nu, negalima įsinešti pinigų, viskas žopa. Tai, ir ką, nu, tai ką, nu, toliau dirba, nu, tai rasim Anglijoje, atidarysim, ne Europos Sąjungoje, kitose ne Europos Sąjungos šalyse atidarysim. Svarbu, kad veiktų, tai va, tai irgi, nežinau, dar ieškinys tas paduotas. Dar čia bylų, čia dar tokių už akių, čia su paštais, čia atskirom temom, čia visko dar pripasakosiu, čia tiek yra, kaip sakyt, kaupiu, čia tiek, čia tokių cirkų prikaupęs, tai pateiksiu paskui, kaip tai išnaudoti, kaip padaryti ir čia dar yra, vat, tai, ką čia nepamatysi, tai čia yra, kur čia dabar yra, ai čia tik prisijungia mato, tai ta prasme yra čia video, kurios mato tik prisijungia nariai, nu tai va, nu aš galėčiau su visais dalintis ir norėčiau, bet nu, bent jau kažkokia, kas turėtų privilegiją ar ten kažką, tai va ten yra ir chatas, ir forumas, ir visa kita, tai toks stimulas gal, kad būtų į tai įtraukti, nežinau, kažkaip tai ar kažką. O jeigu kodėl tada yra tai blogai, diskusija, kodėl tai gali būti blogai arba kodėl tai netinka, ką reikėtų padaryti, kad tiktų, kad visiems įtiktų, nors niekada visiems neįtiksi. Nieks neina į atviras diskusijas, nieks nieko nerašo, niekas niekam, karočią, nieks nieko. Nu, yra kaip yra, tai va, tai tiek. Dar kartą dėkui visiems, kas galit palaikykit, kas negalit, vis tiek palaikykit. Kaip sako, reikia, o toliau žiūrėsim, nu, tai va, kaip čia bus. Tai tiek, dėkui visiems už dėmesį ir iki sekančio karto. Tai va.